Labą dieną, gerbiami telšiškiai. Informuoju visuomenę apie įdomesnius, svarbesnius įvykius rajone, sukėlusius atgarsį, rezonansą. Dabar turim temą, trumpai, neįsiplėsdamas. Telšių rajone yra vykdomi projektai, vadinasi Telšių rajono bendruomenių iniciatyvų projektų finansavimas iš Telšių rajono biudžeto yra skiriama 40 000 per metus vienai bendruomeniai Telšių rajono, kuri laimė konkursą dėl projektų, siūlo kaimo bendruomenės ir įvairias bendruomenės siūlo projektus, kiekvienam kaime individualiai, vieni prašo ten kažkokių tai pagražinimų, paremontų, ten sporto aikštynų kaip ir visokių kitų. Ir tada, kurie surenka daugiausia balsų per tam tikrą laikotarpį pagal tik aprašą ir administracija, yra komisija, tam, kuri vadinasi komisija darbo grupė, vadinasi konsultacinė darbo grupė komisija, kuri dirbo su tais projektais, atrenka pagal aprašą, ir direktorius, administracijos direktorius nustato laimėtoją, ir kuris gavo daugiausiai balsų, pirmą vietą, ir tas gauna ta bendruomenė 40 000 ir yra finansuojama. Jau daug tokių bendruomenių pas mus buvo. Ir eilinį kartą buvo paskelbtas tas konkursas, dalyvauti ant bendruomenių daug, nežinau, ir kiekvien bendruomenė sugalvoja ten projektų parašo, kam ko reikia, vieniems tą. Ir paskui renka tuos balsus. Balsai renkami yra elektroniniu būdu, prisijungiant per banką, ir popieriniai balsai yra. Popierinis balsus renka, duomenys surašo gyventojai ir ten seniūnija priima tos, ten yra kortelės nustatytos, balsavimo kortelės, užpildytos kortelės. Ir seniūnija priima tas korteles. Paskui paskaičiuoja tus balsus ir tie visi balsai atsidūrė komisijoje, toj darbo grupėje komisija, skaičiuoja tus balsus ir teikia direktoriui administracijos, direktorius paskelbė laimėtoją. Atrodo viskas paprasta. Tačiau, kai pas mus įprasta savivaldybėje Telšių rajono, įprasta jo per tiek metų, kadangi tokie vadovai yra, kontrolė yra nevykdoma ir komisija pasielgė šį kartą kitaip. Laimėjo ne tie, kurie matyti turėjo laimėti tą konkursą. Ir tie surinko balsų, ten šimtais skaičiuojami tie balsai, surinko balsų, ten viena kompanija, kažkokia bendruomenė, net nežinau, kas tokie, nors Telšiuose aš pažįstu turbūt visus, sugalvoju ten kažkokius teniso kortus statyti, ką ten kažkokius ten, ir surinkti ten 450 balsų elektroninių. Bet atsirado kaimo bendruomenė, Rūdupių kaimo bendruomenė, kurie surinko daug balsų. Ten virš 1600 balsų surinko kaimo bendruomenė. Ir įsivaizduojat, dabar surenka balsus, 1600 su viršum balsų prieš 400. Reikia atiduoti laimėjimą Rūdupių kaimo bendruomeniai. Ne darbo grupiai. Darbo grupės pirmininkė Rugilė Kumžaitė, socialdemokratė. Netinka Rūdupių kaimo bendruomenė, atsiranda priežasčių, pradeda įtarti, kad dalis tų balsų netitinka reikalavimus. Ir dabar už projektą, už tą Rūdupių kaimo bendruomenę, už tą projektą surinko 245 elektroninius ir 1366 popierinius balsus seniūnijai. Konsultacinė darbo grupė sugalvoja, kad nesilaikoma dalis tų parašų, buvo nesilaikoma reikalavimų ir išbraukė visus 1366 balsus. Nubraukė visus. Nes įtarė, kad keli balsai netinka reikalavimų, visus nubraukė. Ir tada į grupę susirinkimą buvo pakviestas viešintis seniūnas, tos seniūnijų seniūnas Gytas Motuzas, ir jis prisipažino,
kad viešino seniūnijos patalpose balsavimą, užregistruoti popieriniai balsai netitiko ten kažkokios numatytos tvarkos. Ir kaip rašoma rašte, seniūnas vadovas yra, kuris atsakingas už pavaldžių asmenų darbą seniūnijoje, vykdom darbų tinkamą atlikimą, ir jis, dalyvaudamas spalio 1 dienos posėdėje, tos darbo grupės posėdėje, patvirtino, kad ne visi gyventojų balsai viešinant seniūnijos buvo renkami, kaip to reikalauja aprašas, pripažino kaltę, kad balsavimo procesas viešinant seniūnijoje vyko neskaidriai. Seniūnas pripažino neskaidriai ir nubraukė visus tuos parašus. Nu, tada jau nubraukė tos parašus ir iš 1600 beliko ten 200 su viršu tų balsų, 245, o antrą vietą gavo 400 ten balsų kažkiek tai. Ir darbo grupė vadovauja Kumžaitė, viešinant seniūnas Kumžaitė socialdemokratė, viešinant seniūnas Sigitas Motus socialdemokratas, ir darbo grupė siūlo direktoriai patvirtinti laimėtojų tą antrą bendriją, o Rūdupių kaimo bendruomenę mesti už bortų. Administracijos direktorė Lina Leinartienė taip ir padarė. Direktorė 24 spalio 4 įsakymų dėl gyventojų balsavimų už pateiktus bendruomenės iniciatyvų projektus rezultatų patvirtinimų ir daugiausiai gyventojų balsų surinkus projektų įgyvendinimu pripažino direktorius įsakymus pripažinti pirmos vietos laimėtoją tą kitą bendriją. Neatsimenu, kaip jie vadinasi, nesvarbu. O Rūdupių kaimo bendrija atsidūrė niekur, negavo nieko. Nu ir tada ką daro Rūdupių kaimo bendrija, Rūdupių kaimas, aš net pažįstu daugelį tam kaime, labai šaunė kompanija, bendruomenė, draugiški žmonės. Ir jie apskundžia tos darbo grupės sprendimą panaikinti tos balsus popierinius. Merui apskundžia į tokią tvarką. Meras, aišku, nereaguoja, jam neįdomu tas. Jis galėjo panaikinti tos sprendimą tos darbo grupės. Meras nereaguoja, jam ta Rūdupių kaimo bendruomenė ir neįdomi. Jam įdomiausia yra socialdemokratai. Meras irgi socialdemokratas, administracijos direktorė irgi socialdemokratė. Nu ir, reiškia, prameta. Tada Rūdupių kaimo bendruomenė, jie skundžia direktorius tą įsakymą administracijos ginčų komisijai. Yra tai komisija, ikiteisminė įstaiga, sekanti pakopa jau yra teismas administracinis, bet mes ginčų komisija Šiauliai. Jie apskundžia direktorius sprendimą ir administracijos ginčų komisijoje laimė bylą. Administracijos ginčų komisija skundą tenkina ir nutartis komisijos. Panaikinti Telšių savivaldybės administracijos direktoriaus 24 spalio 4 dienos įsakymą dėl gyventojų balsavimų už pateiktus bendruomenės iniciatyvų projektus rezultatų patvirtinimų daugiausiai gyventojų balsų surinks projekto įgyvendinimo ir įpareigoti Telšių savivaldybės administraciją priimti naują teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą. Panaikinti direktorės įsakymą, pripažinti laimėtojų tą kitą bendriją, o ne Rūdupių bendriją. Tai pripažinti. Tai yra, panaikino tą sprendimą. Ir sekančių punktų komisija nutarė, administracijos ginčų komisija, panaikinti Telšių savivaldybės mero Tomo Katkaus 24 metų lapkričio 11 dienos raštą dėl informacijos pateikimo ir įpareigoti Telšių savivaldybės merą išnagrinėti Telšių rajono viešinimo seniūnijos Rūdupių kaimo bendruomenės spalio 9 ir spalio 6 dienos skundus iš naujo. Panaikino ir mero raštus. Tai vat, administracijos direktorius Leinartienė, socialdemokratas, įsakymas panaikintas, mero raštai panaikinti ir dirba atvirukai iš naujo. Gėda, aišku, didžiulė. Tai o tai kompanija, Rūdupių kaimo bendruomenė, parašė projektą, lakstė, agitavo, rinko parašus po visą rajoną, rinko parašus, pririnko 1000 parašų ir tada Rugilė Kumžaitė, socialdemokratė, komisija nutarė panaikinti jų balsus popierinius. Socialdemokratas Sigitas Motus duoda parodymus, kad jis padarė administracinį pažeidimą, kas bus skųsta, mes skūsim tą visą reikalą.
Toliau administracijos direktorė socialdemokratė Leinartienė priima sprendimą neteisėtą, kaip dabar matom sprendimą, paskelbti laimėtojų kitą bendryją, o ne Rūdupių kaimo bendruomenę. Ir socialdemokratas meras Tomas Katkus irgi, o toj pačiai kompanijai panaikins jo raštus. O taip socialdemokratai, vieni socialdemokratai. O tokius sprendimus. Taip valdomi yra Telšiai, Telšių rajonas yra valdomas. Skandalas per visą rajoną ir per visą Lietuvą skandalas. Socialdemokratai vykdo savivalę. Totali savivalė. Kaimo bendruomenė, Rūdupių, nedidelė bendruomenė, nedidelis kaimas. Vienintelė investicija, kur jie gautų gyvenime, daugiau nėra, niekas negaus. 40 000, tai didžiuliai pinigai prametė. Nu ir kas dabar bus? Nu dabar bus panaikinti tie visi sprendimai, prapylėt bylą, ponė Katkau ir Leinartienė, prapylėt bylą. Aš kreipiausi į opoziciją Telšių rajono savivaldybės taryboje, opozicijoje yra 12 žmonių. Kreipiausi į opoziciją, kad padarytum akciją. Kreipkimės į merą pirmiausiai, kad reikia administracijos direktorę Leinartienę atstatydinti iš pareigų. Mes negali būti, kad mes turim dubliuoti direktorės darbą, turim stebėti ir iš paskos vaikščių direktorius. Direktoriai, jeigu neturi jokių supratimų, tada eikit, gerbiam direktorių, dirbti ten, kur jūs dirbot anksčiau. Vaikų darželį dirbot, ten galbūt jums geriausiai ir sekėsi, greičiausiai ir toliau seksis. Atleisti Leinartienę iš pareigų, pareikšti nepasitikėjimą Katkum, mūsų merų, nepasitikėjimą, žmogus absoliučiai neturi jokių supratimų, kaip valdyti rajoną, kaip socialdemokratų kompanijai būti šiltai, tai jūs mokate. Dabar bendruomenė jums yra, jūs esate priešiškas bendruomeniai, nemylit jūs, nei jūs vaikų mylit mūsų rajonų, nei žmonių, nei kaimiečius nemylit. Negali meras būti toks, negali, jums svarbiausia jūsų kompanija socialdemokratų. Nepasitikėjimas mero, nes pinigus dalina, meras dalina pinigus. Komisija, irgi man kelia abejonių komisija, gerbiamą Kumžaitį, jūs komisijos pirmininkė, socialdemokratė, jūs turėjot atsakyti už komisijos darbą maksimaliai. Aš suprantu, kad vieni balsavo už, kiti prieš balsavo, bet visgi pirmininkas turit prisimti atsakomybę už tą komisiją. Atsakomybės nėra. Tai dabar gerai, kad dar nepaskyrė pinigų, tai antrą vietą realiai laimėjo ta bendruomenė, gerai, kad dar nespėjot paskirti pinigų. Aš tada buvau nuėjęs pas Leinartienę į kabinetą, gerbiamą Leinartienę. Pamenat, aš atėjau, sakiau, nesirašykit to įsakymu. Nes bus apskūsta, bendruomenė skūs, mes padėsim, padedam ir prikipsim ateitį, visom bendruomenėm prikipsim. Visi, kurie jaučiat, kad esate teisūs, kad jūs nesiskait su jumis, kreipkite į mus, mes padėsim, tai mūsų pareiga. Sakiau, ponė Leinartienė, įsakym nepasirašyt, pasirašyt. Paskui buvau nuėjęs, prašiau, neskirkit lėšų, nes bus apskūsta tas viskas. Prapilsit bylą. Gerai, kad neskirit. Dabar būtų skirti pinigai. Pinigai būtų neteisėtai skirti. Kaip dabar iš tos pinigus paimti iš tos bendruomenės? Įsivaizduokit, ten prasideda statybos darbai, kažkokius jie ten už 40 000 žadėjo daryti teniso kortus, lygtai, nu į ką. Įsivaizduokit, reikia tos pinigus grąžinti. Kaip būtų? Asmeniškai iš jūsų būtų pareikalauti, gerbiam Leinartienė, tokiu atveju. Nuostoliai, jeigu būtų padaryti savivaldybėje. Tai rašantis įsakymus, reikėtų atidžiai pasižiūrėti ir mažiau klausyti patarėjų, kurie už nugarų stovi, su labai siauru supratimu ir siaurais interesais. Tai skandalinga istorija, kaimo bendruomenė prametė, savivaldybė, socialdemokratai visur figūruoja, viena partija visur figūruoja, visas rajonas yra valdomas vienos partijos, ką nori tą daro, kaimo žmogus, į taip tie kaimiečiai pas mūsų yra, sudėtingas gyvenimas kaime, sudėtinga gyventi kaime yra, duokim jiems tų pinigų, tegu žmonės nors pasidžiaugia tą laisvalaikį, pasportuoja ten, ką jie buvo sugalvoję, investuoti tą kaimą, kad žmogui nors būtų patrauklu gyventi tam kaime, nors minimaliai, nors tą buitį pagerinkim. Ne, nenorit. Tada kai jūs esate savanaudžiai. Jūs savanaudžiai, atsakomybės nėra, pareigingumo jūsų nėra, gėda Tomui Katkui ir labai nusivylęs esu administracijos direktorė Lina Leinartienė. Jeigu opozicija pritars, mes priimsim komunikatą ir viešai kreipsimės atstatydinti tokį direktorių, mes negalim pasitikėti ir iš paskos vaikščioti, žiūrėti, kokie įsakymai atitinka reikalavimus, kokie ne. O meras, aišku, jis neatstatydins, bet aš siūlyčiau merui atstatydinti, eiti dirbti statybas, kuris dirbot, nelabai jums ten sekės statybas, kuris ten dirbot, bet esat statybininkas pagal įsilavinimą ir gal reikėtų ten tobulėti.
Tai va tokie reikalai. Gėdinga istorija Telšių rajone. Turiu tik atsiprašyti kaimo žmonių, bendruomenę atsiprašyti, kad padarėm mažai padarėm, bet ateityje mes prikipsim daugiau. Ačiū už dėmesį, viso gero.